Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų, lašą vilties ir grožio, spindulį pavasario dienų. Kairėnų botanikos sodo pavasarinių daugiamečių gėlių slėnyje ištisa jau be nužydinčių narcizų, hiacintų, čėrų ir spalvomis plyštančių raktažolių simfonija. Niekada nemaniau, kad jos taip puikiai dera su ilgšėmis margutėmis. Ir jos jau žydi čia seniai? Jau žydi jos apie mėnesį. Oho. Jos vienos iš pirmųjų. Ir kas įdomu yra, kad ta spalva, matote, kitos tokios, kaip sakyti, yra aplamai gamtoj tokių spalvų. Ne. Mano gidė po raktažolių pasaulį nusprendė suderinti malonumą su pamokomis. Ir iškart pirmoji. Tiesiog pavasarį, atšilus orams, reikėtų, kaip aš sakau, pašokti dažniausiai apie patį kerą, nes būna ir kurmių, ir pelių pakilnoti kerai. Prispausti gerai dirvožemį, kad šaknis, kaip sakyti, nebūtų iškylę. Ir žinoma patręšti. Ir pirmiausia jas. Pavasario žiedų spartuolės raktažolės. Po žydėjimo vėlgi, kaip sakyti, jau turėtų būti antras tręšimas ir rudenį galima dar, kad jos geriau žiemotų, jau mažiau azoto, kalio, fosforo ir mikroelementų, dar trečią, kaip sakyti, pagrindinį tokį tręšimą. Nes žiedai gausus ir reikia jiems maisto. Dabar jau gal nubėkite popieriaus ir pieštuko arba atidžiai mus stebėkite. Mes rausime lauk šitą kerą ir jį padalinsime taip, kad netgi žydėdamas jis ant mūsų nesupyks. Kodėl mes tą darysime dabar ir nebijosime, kad gėlės nugeips? Ogi todėl, kad mums patarė niekada nesodinti gėlių kero, jo pirma nepadalinus. Sodinti geriau vieną kartą keleriems metams, o ne kasmet draskyti gėlyną. Nėra sveika nukirsti šaknis. Taip. Geriau yra išplėšti kiek įmanoma, nes dar ir piktžolių visokių, ir ligotų lapų galima išrinkti, kad būtų atsinaujintų truputį šaknis, galima jas nuimti, kad didelės... Jūs dabar nuplėšėt apatinės šaknis. Kai paimam šaknyną visą tą augalo, jeigu yra įmanoma, va toks optimalus yra šaknų dydis. Ties riešų. Tiek išlenda truputį iš taujos. Svarbiausia yra, kad šaknis neužsilenktų. Kai įdedam į duobutę, pasižiūrim. Taip. Kad jos nebūtų labai aukštai iškilęs kerelis ir, taip, neįmesti jos. Palaikyti tiesiog viena ranka patį kerelio, o kita atsargiai pakratant prie... Kad irgi nesusispaustų ten į krūvą. Svarbiausias momentas, bet kokį augalą sodinant, nesvarbu, ar debesis virš mūsų, ar lyja, būtinai yra palaistyti. Ir dar tokia taisyklė, kad kaip mane mokė, daktarė Danutė Dainauskaitė pasodinus augalą tikrindavo, jin ateina ir taip truputį patraukė. Jeigu augalas išsitraukė, vadinasi, jis blogai pasodintas. Na štai atėjo ir mano gėdos akimirka. Jūs kažkaip tai labai lengvai ją čia rankom. Mano gal rankos tokios per silpnos. Reikia praktikuotis, ateikite į Jeigu labai jau sudėtinga ir nepavyksta, tai tiesiog galima sodinti jį ir didesnį. Tai kitais metais gal daugiau, jeigu turėsit ir pavyks. Biškį juda. Jinai juda. Tai dabar dar kartą gerai prispaudžiat. O jau ten jūsų, kaip sakyt, reikėjo tikrinti prieš kai pasodinot jo. Šitai polusi veidų į purvą pamėginau nusukti kalbą. Oi, žiūrėkite, dantytoji raktažolė. Kelia galvą kaip kokia pienė, tik ta galva būna pačių įvairiausių spalvų. Ir raktažolį reikia pavėsinti? Reikia. Jinai nemėgsta, svarbiausia, kas kepinama saulėje ir kad nebūtų stovinčio vandens. Daugiamečių gėlių kerą dalijame ne kastuvu, o rankomis, taip išsaugodami šaknis ir lapus. Tada šaknis sutrumpiname tiek, kiek apglėbus delnų jų gniužula lieka neapimta. Tai paskatinsime naujų maitinančių šaknų augimą. Duobė turi būti tokio gylio, kad šaknys jokių būdų neužsilenktų, tačiau šiukštu. Nepalaidokite po žemėmis pačios krotelės šerdės, supus. Laistome 2 kartus, kai supilame pusę žemės ir timptelime už plaukų patikrinti, ar gerai sodinome. Augalas neturi išsirauti, po to vėl apkaupiame ir vėl palaistome. Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų, lašą vilties ir grožio, spindulį pavasario dienų.